Sveiki, aš esu Lina, psichologė, psichoterapeutė ir šiandien noriu pakalbėti tokia man asmeniškai labai aktualia tema ir su kiekvienais mano profesinės patirties metais vis labiau išiškėjančia kaip galbūt net svarbiausia e, mm, darbinė mano kryptimi. Tai yra neuroįvairovė. Ir noriu gal pradėti tokiu klausimu. Jums, tie, kurie žiūri, ar jums yra būdingas jausmas, kad esate kitokie? Ar nuo mažens jautėtės, kad nepritampate, kad kažkaip visi atrodo gyvena, jiems yra aišku, ką daryti, o jūs jaučiatės, kad jums nėra aišku ir kartais galbūt atrodo, kad turite kažką vaidinti, kažkokį vaidmenį, galbūt kopijuoti kitus. Ar jums yra būdinga grupėje žmonių pastebėti, kad mąstote kažkaip kitaip, kad jūsų nuomonė dažnai išsiskiria, ar galbūt dažnai ne taip suprantate klausimus. Gal tiksliau būtų sakyti ne taip, o kitaip suprantate klausimus. Galbūt pastebėjote, kad kažkuriuose gyvenimo srityse jums nepavyksta daryti tų dalykų, kurie yra laikomi normalūs, įprasti. Ir nepriklausomai nuo to, kiek dedate pastangų, negalite pasiekti to vidutinio rezultato. Taip pat kviečiu pagalvoti, ar galbūt pastebėjote, kad jūs bandydami gyventi tą tokį normalų, įprastą gyvenimą, kaip dauguma, labai pervarstate arba tos pastangos, kurias dedate, kainuoja depresiją, nerimo atsirandančių ar kitokią psichologinę kainą. Tai uždaviau keletą klausimų, kurie gali būti nuoroda į tai, kad jei atsakote taip, galimai priklausote neuroįvairoviai. Ir būdų būti skirtingų yra begalė ir nesuskaičiuojama. Tačiau ką žinome, jog skirtingų žmonių yra apie 1/5. Kai kurie tyrimai net ir didesnį dar skaičių padaro, priklausomai nuo to, kokius sutrikimus įtraukia į tą neuroįvairovę. Dažniausiai ir geriausiai galbūt pažįstami sutrikimai mums tai yra ADHD, autizmas, disleksija, nerimo sutrikimai, dar vadinamas tas itin jautrus asmuo terminas, jį taip pat būtų galima įtraukti į neuroįvairovę. Tai reiškia, mūsų yra labai daug. Tokių šiek tiek kitokių, šiek tiek išsiskiriančių. Ir ką tai reiškia? Ką tai reiškia žinoti, pavyzdžiui, savo diagnozę, žinoti tuos pavadinimus, kurie tau yra būdingi. Ir ką tai reiškia gyventi tame neurotipiškame pasaulyje. Tai šiandieną gali kai kurie specialistai netgi, bet ir žmonės ypatingai, kurie neturi atitinkamo išsilavinimo, bet mėgsta pakomentuoti, kalba apie tai, kad labai jau daugėja tų diagnozių, kad visi čia diagnozuojasi ir to autizmo ar ADHD yra daugiau negu iš tikrųjų reikėtų. Bet aš praktikoje savo tai to nepastebiu asmenų, kurie be reikalo diagnozuojasi ar kažkaip tomis diagnozėmis
piknaudžiauja ar tais vaistais, kuriuos gauna, kažkaip piknaudžiauja, jeigu jie yra išrašomi. Mano patirty, tai visi, kurie gauna diagnozę, kad ir vėlyvame gyvenime, gauna labai didelę naudą iš to, geresnį savęs pažinimą. Ir labai nesutinku su teiginiu, kad čia yra kažkokių labai didelių grėsmių su to per dideliu diagnozavimuose. Tačiau be abejonės artimiesiems tai gali būti labai nepatogi naujiena, nes žmogus, su kuriuo gyvenote ir laikėte jį tinginiu, nedarė, žmogus visada vėluodavo, jam buvo sunku su darbais, dažnai keičia darbus ir dabar jisai pareina su diagnoze, kad jam yra ADHD. Ne? Tai kažką reiškia, tai reiškia, kad šalia jūsų buvo žmogus, kuriam visą laiką reikėjo pagalbos ir jam buvo daug sunkiau su dėmesiu, jo dopaminerginės sistemos sutrikimas lemia, kad reikia nuolatos naujumo, pokyčio ir tai gali nuvesti į rizikingus elgesius. Ir jis pats to nežinojo. Ir galbūt jūs, būdamas to žmogaus artimuoju, prisidėjote prie tų etikečių klijavimo, prie teisimo ir gali būti labai nepatogu suprasti tą apie save. Daug patogiau yra toliau matyti tą žmogų, kaip matėme, ir teisti. Neteisti pagal tai, koks jis turėtų būti, priklausyti tai normai. Tai man kažkaip liūdna, kai aš dabar šitą pasakoju, nes tokių pavyzdžių labai daug matau savo praktikoj. Ir tikrai patiems žmonėms tai yra labai naudinga, bet aplinkai, tam likusiam 80% visuomenės, kurie nepriklauso neuroįvairoviai, tai yra sunku priimti, tai yra nepatogu. Ir mes turim dar labai daug ko mokytis kaip visuomenė, kaip gyventi tame, kaip vieni kitiem padėti, kaip mokytis vieni iš kitų skirtumų, bet mažiau lygintis ir teisti.